jūs galite labai daug šnekėti. Kviečiu Ingą Urbonaitę pranešimą paskaityti apie miesto viešąsias erdves kaip tvarumo rodiklį. Prašau. Šitas, ne? Ne, mikrofonas. Labą dieną visiems. Aš esu Inga Urbonaitė, architektė. Su ta praktika projektavimo kasdien susiduriu, žinau tas problemas, bet šiandien aš truputėlį iš kitos pusės pabandysiu pakalbėti apie tvarumą, tvarią aplinką ir tvarų miestą. Tai viena iš tvaraus miesto sąlygų yra sveika aplinka. O sveika aplinka tai turi omeny tiek fizinę aplinką, tai reiškia oro kokybė, vandens kokybė, susisiekimo galimybė, visa infrastruktūra, kad žmogui būtų patogu, saugu, sveika. Ir kita dalis, ta dvasinė sveikata, tai reiškia galimybę save realizuoti, galimybę kurti darnius socialinius santykius. Ir tam reikalinga, aišku, ir kokybiška aplinka. Čia labai daug kalbėjome apie pačius pastatus, apie jų efektyvumą, bet nemažiau svarbi yra ir tos pastatus supanti aplinka. Ir kodėl verta į ją investuoti ir kalbėti apie ją. Todėl būtent, kad tenais gimsta tie mūsų, ta prasme, ta kultūra miesto, dėl tos aplinkos vadinamasis miesto dvasios, mes iš tikrųjų miestas tampa patrauklus ir jisai yra žinomas ir pasaulyje ir taip toliau. Vilniaus miesto fizinio aktyvumo vietos, matot, jas yra pasiskirščiusios labai netolygiai. Tai rodo, kad daug rekreacinių funkcijų įvairiausių, ir sporto, ir laisvalaikio praleidimo, ir komercinių centrų įvairių, tiek uždarų ir atvirų, pasiskirstymas mieste yra labai netolygus. Ir tai reiškia, kad žmonės, norėdami pasiekti tam tikras funkcijas, jie praleidžia daug laiko keliaudami iš vienos vietos į kitą, prarasdami laiką, ir tai reiškia prarasdami galimybę praleisti laiką galbūt su savo šeima. Todėl labai svarbu užtikrinti mieste tą tolygų pasiskirstimą tų funkcijų. Kalbant apie tvarų miestą, mes taip pat kalbam ir apie efektyvų erdvės panaudojimą. Pavyzdžiui, net miesto centre ir senamiesty tikrai yra daug apleisto nekilnojamo turto, daug apleistų erdvių, kurios jos nedirba miesto, nedirba žmonėms. Taip pat yra, kad ir sutvarkytose komercinėse centruose, kvartaluose, savaitgaliais miesto tos erdvės yra tiesiog nenaudojamos, jos iškrinta iš miesto gyvenimo, nes ten vyrauja kažkokia viena funkcija, kuri savaitgalį nėra aktuali. Aš dabar pristatysiu trumpai savo asmeninę patirtį, savo iniciatyvą. Tai yra tai, kaip aš žiūriu į miestą ir kokiom priemonėm aš bandau tas visas tokias, sakykime, teisingas žaliasis idėjas skleisti tarp žmonių. Kalbu apie urbanistinės intervencijas, arba pasaulyje plinta tokia sąvoka kaip partizaninis urbanizmas. Tai yra iniciatyvos, kurios gimsta iš žmonių ir patys žmonės keičia miestą. Tai čia yra vienas pavyzdys 11 metų, mes darėm žaidimą, urbanistinį žaidimą, integravom į miestą erdvėje ir taip iš karto sukūrėm didelį žmonių koncentraciją. Tai yra geras būdas parodyti, kaip paprastas priemonės pritraukia žmonės, pritraukia susidomėjimą ir ten atsiranda gyvybė toje vietoje ir tokį metodą galima taikyti bet kurioje apleistoje vietoje. Čia yra kitas projektas iš praeitų metų, jos vadinasi Parkuok kitaip. Idėja buvo ta, kad gatvių erdvę panaudojom kitaip, įkūrėm mažus parkus. Aišku, šita iniciatyva yra daugiau čia ir renginio forma, bet tikslas buvo tiesiog atkreipti žmonių dėmesį į miesto poilsio erdvių kokybę, viešų erdvių kokybę, aktualizuoti tos klausimus, pristatyti įvairias žalias technologijas, dalyvauja įvairias ir kompanijas, ir kraštovaizdžio atstovai, ir architektai, dizaineriai žaidė su tom, sakykime, tom mažu masteliu ir bandė įkurti tas žaliasis zonas. Pavertėm Gedimino prospektą visą savaitgalį parkų. Matėsi gyvybė. Kai aš derinau šitą projektą savivaldybei, buvo toks klausimas, bet jeigu mes neliksim mašinų, jeigu neliktų automobilių, tai nebus ir žmonių. Ir šitas pavyzdys parodė, kad atsitiko kaip tik priešingai. Visa gyvybė atsirado Gedimino prospekte, kuris dažniausiai savaitgaliais ten taip pakankamai pasyvu ir visos įmonės, ten kavinės ir taip toliau turėjo ir darbo, ir srautų žmonių. Ir svarbiausia, kad atsirado, tikimės, kad atsirado graži tradicija ir
kuri būtent kuria tą miesto dvasią. Čia maži pokyčiai, kurie vyko po to, kad žmonės išdrąsėjo ir atsirado daugiau ir kitų iniciatyvų, ir Lukiškių aikštėje atsirado teniso, badmintono turnyras, atsirado dabar bus nuo gegužės 5 sekmadieniais sporto diena Gedimino prospekte. Taip pat tas, kas matėt, buvo ir žaliųjų dviračių, reiškia, gražinimo akcijos. Dabar mes darome ir iš šito viso iniciatyvos išsirutulioja ir daug tokių rimtesnių projektų. Mes su Vilniaus verslininkų bendruomenė planuojam, ketinam pradėti atgyvinėti viešasias erdves, tiesiog jie rodydami savo socialinį atsakingumą pasiryžta investuoti į viešasias erdves. Taip kad manau, kad verta apie tai kalbėti, todėl kad nuo to priklauso ta tikroji mūsų geros savijautos mieste būsena. Ačiū. Architektas Vladas Micius pristatys mūsų vieno projekto patirtį. Ne, aš iš tikrųjų dabar jau ir kompiuterį, ir pultą, tai tema trumpai žaliosios architektūros žinių platforma. Ir leisiu savo tai, ko neleido kiti, parodysiu trumpai filmuką. Dalis jau matė, kas buvo vakar susitikime. Čia yra filmukas, turbūt daug kas yra ir YouTube matė, kaip užsienio valstybės sugalvoja tiesiog projektą pamėginti pastatyti 16 aukštų pastatą per 4 paras, berods ar 90 valandų, tiksliai nesimenu. Tiesiog tai yra, visa esmė yra ta, kad tai yra labai gražiai parinkti iš anksto sudėlioti tam tikri procesai, žinojimas, kas bus, ką daryti po kiekvieno žingsnio. Ir tai parodo, kas jau vyksta pasaulyje, kai tuo tarpu šiai dienai mes parodoje, iš tikrųjų tiek Restoje, matome, kaip kiekviena įmonė ar atstovai pristatinėja kažkokią tai dalį, ne kompleksinį sprendimą, o kaip paprastą, na, sakykime, vieną ar kitą įrenginį. Tai šiuo metu jau pasaulyje vyksta tokie dalykai, kaip sakė, šiam ruošiasi 2 metus, pastatė per 48 valandas. Dabar dauguma vis tiek gyventojų gyvena tokiuose daugiabučiuose ir jie galvoja, ką daryti. Kadangi ne visi yra susiję su statybomis, ne visi žino tam tikrų procesų, todėl ką jie daro? Jie nueina į parodą ir parduotuvę, nusiperka rekuperatorių arba nusiperka saulės kolektorių ir jį pasistato ir jau yra gerai. Tačiau jie nemato, kad visi šitie įrenginiai neveikia be papildomų įrenginių, kurios atrodo maždaug taip ir kurių yra nematoma dalis ir kurių realiai nerodo parodose. Rodo, tačiau ne taip eksponuoja, labiau eksponuoja šitos gražius daiktus. Kaip minėjau prieš tai, kad pastatyti efektyvų pastatą, pastatyti greitai pastatą, pigiai ir visai reikia kartu žiūrėti ir valdymo procesus, ir architektūrą, ir inžinerinius sprendimus, ne kiekvieną atskirai, o kaip vieną visumą. Todėl aš čia trumpai, dėl ko ir pristatinėjau Construction 21 platformą, dėl kad mes turime per kelių metų įdirbį pradėję rinkti ir surinkę jau dalį pavyzdžių, kuriuose mes galime rasti kompleksiškai padarytų sprendinių. Tai yra vienas, tarkime, pavyzdys Dzūkijos viešbutis Druskininkuose, kuriame yra panaudota tiek geotermija, tiek lubinis šildymas ir vėsinimas ir kiti panašus dalykai ir yra pasiekta B klasė ir, kaip žinome, jie labai džiaugiasi. Kitas pavyzdys tai yra Panevėžyje renovuotas taip pat BUPOS programos, ne taip pat, tačiau BUPOS programos daugiabutis, kuriame yra panaudoti saulės kolektoriai, kaip matome, žemiau yra panaudota įvairi inžinerinė įranga. Architektūriniai sprendimai, vienokie ar kitokie jie būna, čia pastatas taip pat apie kurį kalbėjo ir vėl mes turime pilną aprašą, kokios inžinerinės sistemos yra naudotos, kas yra naudotojai, kas montuotojai, tiekėjai. Ir pagal šios pavyzdžius mes galime, sakykime, žiūrėti į objektą kaip į visumą, ne kaip į atskirą, kaip prieš tai minėjau, rekuperatorių ar saulės kolektorių, ar tiesiog storą sieną. Tai turime daugiau pavyzdžių mūsų stende 3 salėje balkone, tramukšte balkone, nežinau kaip vadinti.
Tai taip pat galite, dar geriau netgi, ne taip pat galite užsukti Construction 21 platformą ir ten šios informacijos rasti. Tai aš taip labai trumpai. Ačiū.